Ir būtent investiciniai fondai pasiekiami per kaupiamosius gyvybės draudimus yra aktyviai valdomi. Juos valdo profesionalūs fondo valdytojai. Ir kai kompanijos susiduria su kriziniais momentais, profesionalūs fondo valdytojai tas kompanijas pašalina ir įdeda kitas kompanijas. Ir jei mūsų tikslas yra kapitalo auginimas ir mūsų kaupimo laikotarpis yra daugiau negu 10 metų, tai visada rekomenduojama rinktis agresyvius akcinius fondus, nes jie yra skirti kapitalo auginimui. Turėdami kapitalą, kurį galime nukreipti į investicijas, būtent kriziniais laikotarpiais mes galime nupirkti daugiau pigesnių investicinių vienetų. Ar kai mes investuojam patys savarankiškai, tai mes jau turim suprasti ir mokėti techninę analizę, fundamentinę analizę, mokėti analizuoti kompanijų rodiklius, makroekonominius rodiklius.